Šiandien yra spalio 19 diena ir mes lankomės su Tomu Žibartonių žemės ūkio bendrovės laukuose, kuriuose yra įrengta grūdo kelio per Lietuvą stotelė žieminių kviečių pasėlyje, kuris yra purkštas konkrečiai šitas mišinys su diflufenikanu, visas laukas. Toliau mes matome bandymus, su Tomu juos apžiūrėjome ir padarė Tomas tam tikras išvadas, kurias mums jisai ir papasakos. Keletą jam klausimų užduosiu, bet pirmiausia, kaip labai mėgstu paklausti tokių klausimų, kur man įdomiau. Intriguojančių. Tokių intriguojančių. Tai Tomai, Klausau. tu pesimistas ar optimistas? Aš realistas. Per vidurį turbūt. Supratau. Jo. Nu, visai neblogai tada, jeigu realistas. Tai reiškia, realiai labai gerai įvertinai, ką pamatai lauke. Būtent šiame lauke, tai iš tiesų galiu būti realistas ir gal daugiau netgi optimistas, nes ką peržiūrėjom visus bandymų laukelius, tai iš tiesų visi rudeniniai herbicidai daugiau mažiau matosi, kokią duoda naudą ir kad iš tikrųjų veikia čia esančias piktžoles. Supratau. Kaip apėjom lauką, na, žinokit, bendrovės laukai yra gan švarūs, ar ne? Ir rasti smilguolių tose laukose, gamybiniuose, yra gan sunkoka, nes jos yra dabar tik tai židiniais jau likusios. Ne? Jeigu tu kiekvienais metais naudoji pesticidus, ta prasme herbicidus, išsivalo laukai tiesiog. Žinoma. Bet visuomet mes randame dviskilčių piktžolių. Aišku, vienstiltės nepaslaptis sudygsta ir po sniegu. Be abejo, ir pavasarį dar būna. Taip, ir atrodo, rudenį švaru, nieko nėra, o pavasarį atėjus tikrai mes randame jau ir nustojus veikti herbicidam rudeniniam, nors jūsų produktai, tiek Legasis Pro, kurį šiandien kalbėsime, ir diflufenikanas. Jie turi išliekamąjį. Taip, ir vaikštai pavasarį ir randi ką, baltuojančias piktžolytės bedygstančias. Taip. Tai vat tas atsidalinimas herbicido, jei nebuvo paviršius kažkaip tai pažeistas, jisai matosi ir toliau. Taip, tai dabar Tomai, tu man šiek tiek papasakok apie svarbą diflufenikano, kokias pagrindinės piktžolės veikia diflufenikanas ir aišku mūsų senas bestselleris Legasis Pro, kurį daug metų naudojom, su tam tikrais pastiprinimais pagal lauko poreikį. Tai apie jų savybes, apie jų naudą agrotechnologijose. Prašau. Gerai, tai turbūt pradėsiu nuo diflufenikano. Gerai. Kaip sakyt, veiklioji medžiaga, kuri iš tiesų aš galiu turbūt drąsiai sakyti, kad tai yra viena pagrindinė veiklių medžiagų, kas liečia rudeninius herbicidus. Nes jeigu mes dabar paimsim rudeninius herbicidus, kurie yra registruoti javuose, tai praktiškai ir kurie susideda bent iš dviejų veiklių medžiagų, tai kiekviename rasime praktiškai diflufenikaną. Taip. Ir kai buvom Švedijoje, pameni? Švedijoje taip pačiai. Taip pat. Taip, kad tai yra viena, sakau, pamatinių veiklių medžiagų, būtent dirviniuose herbiciduose rudenį. Ir kodėl jinai tokia yra svarbi, nes diflufenikanas turbūt vienintelis iš tų dirvinių veiklių medžiagų geriausiai kontroliuoja dviskiltės piktžolės. Spektras yra tikrai labai platus. Pradėkim nuo daržinės žliūgės, dirvinė našlaitė, ramunės, čiužutės, našlaitės, minėjau, ar ne? Minėjote, bet ne veltui paminėjai dėl to, kad tikrai labai yra svarbu našlaitė iš rudens susiformuoti. Nes pavasarį praktiškai nėra vaistų, sulfuronams yra atspari, kitos veikliosios medžiagos irgi nelabai kontroliuoja. Ta pati žliūgė, mes žinom, kad irgi pavasarį tam tikrose rajonuose yra ją sudėtinga sukontroliuoti. Su sulfuroniniais herbicidais, tai tos pagrindinės piktžolės, plačialapės, jas diflufenikanas labai puikiai kontroliuoja. Taip, žliūgė paminėkim, kad jinai auga ir rudenį, ir žiemą. Ir žiemą, ir pavasarį. Ir ką jin padaro, jeigu dar pavasarį yra per anksti purkšti, pavyzdžiui, ar ne, starane mes produktą turime, tai ją negali sukontroliuoti ir jeigu rudenį nesukontroliavai, ji išretina pasėlį. O kas yra pavasarį, tas yra labai svarbu. Per šaltą nupurkšti herbicidų.
o diflufenikanas jau būna sukontroliavęs. Sutvarkęs tą reikalą, nes ir pavasarį jo, jeigu ta žliūgė pasilieka, taip su tam tikrais vėlgi fluoroksipyru galbūt gali ją sukontroliuoti, bet ką mes matom, jeigu jinai jau didelė, toks kilimas, sluoksnis ant sluoksnio, tai irgi fluoroksipyras irgi kartais net jau dabar nesukontroliuoja, kadangi tą viršutinę dalį nudegina, o pačioj jinai lieka. Reikia kelis kartus tai daryti. Ir tai va, tai vienareikšmiškai su diflufenikanu iš rudens mes tą problemą susitvarkom. Gerai, tai pagrindinės tokios piktžolės paminėjom. O kaip su rapsų pabirom? Nes dažniausiai vis tiek tai kvietys ateina į rapsų lauką. Taip. Ir kiek diflufenikanas veikia? Procentų. Tai va, čia irgi mes va, šitam lauke būtent ir bandymus ir visame lauke pagrindinė, sakykime, piktžolė, ką mes čia randam, dominuojant yra rapso pabira. Taip, kontrolėje radom ir šiek tiek ramunių, našlaičių, bet čia daugiausia matom rapso pabirų ir vėlgi ten, kur būtent buvo panaudota diflufenikanas kartu su kitu herbicidu, šiuo atveju čia su bokseriu, tai tikrai tų rapso pabirų arba visiškai nėra, jos sunykusios, arba naujai bedykstančios matom, kad baltuoja tos rapso pabiros ir jos tikrai sunyks. Žinoma, čia dėkinga tuo, kad tas laukas, kad nėra, sakykime, persikultivusių tų pabirų, sakykime, kur lieka didelės, ne? Nes jau tokių pabirų galbūt tas pats diflufenikanas jas pastresuoja, bet sunkiau sukontroliuoja. Produktas buvo naudotas stakato, dar pasakykime. Stakato, čia būtent stakato produktas diflufenikano veiklioji medžiaga. Tai tokias pabiras galbūt sunkiau, bet šiuo atveju, kad vyksta iš sėklos rapso pabira, tai diflufenikanas kuo puikiausiai sukontroliuoja ir mes tą matom čia bandymą. Tomai, žinai, ką reikia dar mums paminėti? Normą. Norma? Taip, agronomai klausia. Norma šiaip, aš taip sakykime, aišku, Legacy arba stakato norma prasideda nuo 150 gramų ir iki 250 rudenį. Tai aš tai visada rekomenduoju vėlgi tą viduriuką, realistiškai 200 gramų. Tai tikrai saugi ir tokia... Aš padidinu, žinot, kada? Tada, kai rapsų 2 lapeliai pabirų. Žinoma, čia vėlgi reikia žiūrėti situaciją. Jeigu mes atvažiuojam purkšti ir rapsas yra sudygęs, 2 tikrieji lapeliai, 3, tai tikrai verta pasididinti iki 250, kad turėti tą stipresnį kontaktinį efektyvumą, kiek turi pats diflufenikanas. Jeigu, aišku, žolių fonas didesnis yra ir... Žinoma. Ir aišku, svarbu dar vienas dalykas, kad diflufenikanas irgi vienintelis turbūt iš rudens ir netgi pavasarį mažai yra tokių herbicidų, kurie naikina rapso pabirą Clearfieldo. Taip. Vis dar mes turim ir tikrai šį sezoną sulaukėme nemažai skambučių. Buvo pasisėję vasarinį rapsą Clearfieldo ir to rapso pabirų pilna, ką daryti. Bet realiai irgi tik tai vienintelis kelias su diflufenikanu, didesnėm normom ir jisai tikrai irgi bedykstančią į sėklos tą rapso pabirą. Jeigu jinai dyksta ne iš gilesnių sluoksnių negu herbicidas yra, tikrai sukontroliuoja. Gerai, tai turbūt diflufenikanui užteks, o pereisim prie kito kompleksinio. Iš daug sudėtamųjų dalių. Prie rimtesnio produkto, bestsellerio. Aišku, gaila, kad kažkiek tai jis dar bus ar ne iki 2000 kelintų. Dabar yra kalbos, žinot, tie, sakykime, kaip ir su tebukonazolu, čia turėjom senai neturėti, o dar vis yra. Tai lygiai taip pačiai. Su glifosatu vėl 10 metų pratęsė, tai su Legacy Pro, kaip ir tokias taškas yra, kad 26, bet nėra, kad jau taip nukirsta. Taip, kad, sakykime, dar porą metų tikrai turėsim tą puikų produktą ir iš tikrųjų Legacy Pro, taip, tai yra klasika, jau galiu drąsiai sakyti, daugelis ūkių yra tą herbicidą įsibandę ir patenkinti jo efektyvumu. Unikalus tuo, kad vėlgi jo sudėtyje yra tas pats diflufenikanas, kuris kontroliuoja platų spektrą diskilčių piktžolių ir mes turim dar pendimetaliną ir chlorotoluroną. Tai šios dvi veiklios medžiagos, aišku, daugiau akcentuotos į vienmetę miglę ir smilguolę. Šiek tiek jos veikia ir diskiltės, bet pagrindas yra, aišku, į vienskiltės, būtent smilguolę ir vienmetę miglę. Tai va, tai 3 veiklios medžiagos, visos į skirtingų veikimo grupių. Tai vėlgi užkertamas kelias tai pačiai rezistencijai, kas pas mus po truputį ta problema vis aštrėja, bet aišku dar nėra taip blogai kaip galbūt kitose šalyse, kaip matėm toj pačioj Danijoje ar ten Anglijoje.
kur tikrai jau dideli, labai ženklus atsparumai. Tai va, tai Legacy Pro sukontroliuoja jau ir dvi skiltės, ir vienas skiltės. Tai smilguolė, vienmetė miglė ir visos dvi skiltės. Legacy Pro kuo puikiausiai padengia tą spektrą piktžolių. Aišku, truputį mus nuskriaudė visi gamto apsauginiai reikalavimai, Legacy Pro šiek tiek normą sumažino. Taip, tai, bet mes turim visada sprendimo agronomai ir ne su patirtimi, tai ir va šitam bandyme įrengėme su kitu mišinė, su kitu herbicidų, su bokseriu, ar ne? Taip. Pirmiausia, gal Tomai pasakome, kad tai yra mišinys daugiau skirtas kviečiam. Žieminiam kviečiam, ar ne? Žinoma, nes jo tokia praktika rodo, kad galbūt miežiuose tas mišinys truputį aštrokas. Miežiai iš esmės jie yra jautresni ir netgi tuo pačiu vienu diflufenikanu nupurškus kartais tam tikros veislės netgi miežių sureaguoja stipriau tokiom baltom dėmelėm iš mėto. Bet šiuo atveju Boxerio ar Legacy Pro, jeigu mišinys, jisai dar stipriau, sakykime, paveikia miežį. Kaip kokiais metais gali išeiti ir į naudą, ar ne? Tai va irgi vienas ūkininkas čia kalbėjo, kad jis irgi panaudojo būtent tą mišinį miežiuose ir gana taip stipriai sureagavo miežiai, bet jis sako, man atrodo, čia bus gerai. Žinot, kas turi būti? Neperaugs jie. Neperaugs, bet turi būti po purškimo. Mažiausiai koksai 3 savaitės, mėnuo, šilta. Vegetacijos. Taip, jie turėtų atsigauti. Na, bet paliekam tos miežius, vis tiek, tai aišku, didėjantis pasėliai miežių žieminių yra ir Linas Agro tikrai pardavė ir labai didelis plotus šiemet ūkininkai užsėjo žieminių miežių, bet ta kultūra vis tiek tai yra mums kviečiai svarbiausia. Žinoma, pagrindinė kultūra. Tai kviečiuose šitie mišiniai, kurie tą normą sumažinus, tai priversti esame kažko tai... Žinoma, kažkokius daryti miksiukus. Taip. Ir manau, kad čia ne vien Legacy Pro liečia. Ateityje vėlgi prarasim nemažai veiklių medžiagų, arba jeigu ir išliks kažkurios, tai jų norma veikliąją medžiagą į hektarą irgi mažės. Tai mes jau, kaip sakyt, gera treniruotė mums dabar pasigalvoti, pasidaryti tuos įvairius mišinius, nes jau nenusišviečia, kad turėtumėm kažkokį vieną produktą, kad nusipurškiai ir viską sukontroliavo. Taip. Deja, taip nebus, tik tai va tokiais mišiniais mes galėsim spręsti problemą. Tai šiuo atveju Legacy Pro norma buvo sumažinta 200 gramų. Iš esmės, jeigu... Kokia ta norma? Pasakyk. Dabar 1,8 litro į hektarą yra registruota norma. O mišinys su bokseriu? O mišinys su bokseriu, čia būtent bandymuose buvo panaudota Legacy Pro litras ir 1,5 litro bokserio. Šiaip aš pats darausi bandymus kompanijoje ir aš buvau įsibandęs Legacy Pro 1,5 ir bokserio 1,5. Taip. Tai taip dar riebiau. Taip. Tai iš tiesų efektyvumas prieš smilguolę, prieš miglę, prieš visas kitas plačialapės buvo puikus. Suaktyvina vienas kitą. Taip, galbūt kiti sakytų, tai gana brangi technologija, bet tai paskaičiavus eurais dar 30 eurų neperlipi. Bet labai gerai rentabiliai gali skaičiuoti pagal laukus. Taip. Kur reikia, prisidedi daugiau ten bokserio, kur reikia Legacy Pro. Ir aš sakau ūkininkams, iš rudens iki 30 eurų investuoti tikrai nereikia bijoti ir neskaičiuoti ten dabar net tų centų, o eurų skirtumų, bet mūsų tikslas yra iš rudens svarbiausias, galbūt naudojant tokius mišinius, kad mes susitvarkytumėm su smilguolė ir su miglė, kad neateitų jos į pavasarį. Tik teisingai. Jeigu ateis kažkokia viena kita pabira ar kita plačialapė piktžolė, mes pavasarį dar ramiai susitvarkom. Tarpsnio, paminėkim tarpsnio mišinius. Panaudojimo? Taip. Panaudojimas, aš manau, irgi jau iš praktikos yra, manau, keli būdai. Tie, kurie pradeda sėti anksčiau, pasėjo ir jeigu mato, kad yra drėgmės, tai ir važiuoja iš karto ant juodos žemės. Nes žinot, dirviniam herbicidam reikia drėgmės, ta sąlyga drėgmė, tolygus dirvos paviršius. Tai čia yra tokios pagrindinės sąlygos, kad tie dirviniai herbicidai suveiktų. Tai jeigu ūkininkas pasisėjo, mato, dirva yra drėgna ir tokių tikrai yra nemažai, jie iš karto važiuoja. Jeigu turi galimybę tokią, sakykime, iš karto važiuoja su Legacy Pro 1 ar su mišiniu bokseryje. Tas variantas tinka, jeigu pasėjo yra sausa, tada variantas yra tiesiog laukti, kol sudygs kviečiai. Dažniausiai tai būna, kaip sako, jau matosi eilutės.
Ir vėlgi galima tokių tarpsnių, kaip 1-2 lapelių tarpsnių, kviečiai, tai panašiai būna ir piktžolės tam tarpsniai, jos bedykstančios ir jos tokios yra jautriausios herbicidams. Tada vėlgi galima atlikti tą purškimą. Tomai, labai įdomu su tavim diskutuoti, bet mes nepamirškim, kad mes esam tik vienoje Grūdo kelias 2024 per Lietuvos stotelį. Mes toliau važiuosim į Raseinius ir tos tvarius sprendimus, mišinius mes iš ten komunikuosime su jumis šiame video reportaže. Tai kągi, Tomai, atvažiavome į Raseinių rajoną, į analogišką bandymą, kurį matėm prieš tai Panevėžio rajone. Žolės dygsta neintensyviai, sakykime, ar ne. Kviečiai pasėti yra spalio 4 dieną. Čia, aišku, priešėlis buvo žirniai, pasėta vėliavesnėse jos, ten prieš tai buvo žieminiai rapsai priešėlis, įsėta taip pat apie tą datą panašiai. Tai žolių mes matom piktžolių kokių. Vieną kitą ramunę, rugiagėlė pagrindė, ką matom šiai dienai. Viena kita rapso tai pabira ir iš tiesų jo vėlyva sėja, automatiškai piktžolių yra mažiau. Čia jau kaip taisyklė, bet vis tiek matom, kad dar dygstančių yra tikrai tų piktžolyčių ir čia būtent variantas mūsų yra 4, tai Legacy Pro kartu su bokseriu. Taip, o už nugaros pačiam? O už nugaros yra stakato su bokseriu. Tai vienas šalia kito, 2 bandymai. Dėl to priėjom, kad patogiau taip kalbėti. Ir iš tiesų reikia labai gerai paieškoti, ką nors, kad rast, bet... Bet akis atidirbusi mato. Rapsiukas, bet jisai baltuoja, tai viskas veikia. Sakau, matėm galbūt vieną kitą rugiagėlę didesnę, bet... Čia irgi yra logiška, ta rugiagėlė šiek tiek matom paveikta, jinai klausimas kaip. Ūkininkas sakė, bjauri čia rugiagėlė yra. Bet kaip žinom, realiai visi tie dirviniai, rudeniniai herbicidai prieš rugiagėlę, jeigu jos daug yra, ne pats geriausias efektyvumas, bet to, manau, bijoti nereikia, nes, kaip sakyt, mūsų pagrindas vėlgi čia susitvarkyti su vienskiltėm, jeigu yra miglė, smilguolė. O jeigu kažkokia viena kita rugiagėlė pasiliks, tai pavasarį tikrai susitvarkys, neskubėdamas žmogus panaudos elegantą kokį nors ir pilnai užteks susitvarkyti tai, kas liko galbūt iš rudens. Taip, matom, kad fitotoksiškumo nėra jokio, ar ne? Nėra jokio pabalimo. Nesimato. Visas, žinokit, laukas aplink yra purkštas Legacy Pro. Visur aplink bandymas, taip yra, čia yra pasėtos 4 veislės šitam lauke kviečių. Balitus, Asori, Etana ir Nida nauja. Ir aplink bandymą yra nupurkšta Legacy Pro. 1,8 litro, vienas solas. Plus sulfuronas ergonas pridėta. Kad rapso pabira didesnė. Taip, rapso pabira, bet čia matot po žirnių yra, bet pabirų matau vis tiek. Bet ir rapso pabirų yra, tai matomai iš kažkada vis tiek rapsas buvęs. Taip. Ir be to, žinot, ko čia yra? Čia yra garstukų ir svėrių, nes matot, va ten toliau rapsų pasėlis. Jisai pilnas yra šitų, kur iš mažėdžių. Tai tas laukas yra užterštas. Ir dar noriu pažymėti, kad šitam lauke viesličių dabar nematom, bet jos čia yra vienmetės miglės yra daug. Jos irgi dažnai vėliau dar sudygsta. Taip. Ir smilguolės. Na, smilguolės nebus, sakė, intensyviai, bet jos yra pasimėčiusios. Tai va tiek iš Raseinių rajono spalio 19 dienos apžiūros.